Paimkite kartu su manimi šventą raštą į rankas. Paimkite kartu su manimi šventą raštą į rankas, kad visi turite šventą raštą ir sakykite: mano rankose Dievo žodis, tai tiesa ir gyvenimas. Viešpatie, laimink ir padėk man kiekvieną dieną. Amen. Ir tebūna tai tiesa iš tiesų. Žinote, žodis amen reiškia tebūnie taip, tiesa. Tai kiekvieną kartą, kada mes pasakome amen, turime būti tikri, aš tai turiu daryti. Šiandieną mūsų pagrindinis skaitinys yra iš Evangelijos pagal Morkų 8 skyriaus. Paprašysiu, jeigu galima, išsijungti telefonus, kadangi tiek daug technologijų yra prijungta, kartais tie garsai yra tokie. Ir bandysime žiūrėti, kodėl kartais tas garsas toksai traškantis. Evangelija pagal Morkų 8 skyrius, eilutės nuo 22 iki 26. Evangelija pagal Morkų, eilutės nuo 22 iki 26. Wow. Jis ateina į Betsaidą, ten atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palytėti. Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: ar ką nors matai? Šis apsižvelgęs tarė: regiu žmonės lyg kokius medžius, matau juos vaikščiojančius. Jėzus vėl palietė rankomis jo akis ir jis visiškai praregėjo, tapo sveikas ir viską ryškiai matė. Jėzus išsiuntė jį namo, sakydamas: tik neužeik į kaimą. Ir šioje vietoje, girdėdami tai, kas čia parašyta, mes prisiliečiame prie viešpaties, galime sakyti drąsiai, vieno iš stebuklų, kurį Jėzus padaro. Ir tai, kas nutiko Betsaidoje, nepalieka nei vieno abejojančio, nei vieno žmogaus stovinčio per vidurį, kuris galėtų pasakyti taip arba ne. Ne to, kuris galbūt ir abejojo arba tam tikrą prasme turėjo kažkokį beprasmybės jausmą, pradeda į Dievą žiūrėti visiškai kitaip. Žiūrėti į Dievą norėdamas turėti malonę. Pradeda žiūrėti į Dievą kitaip, norėdamas turėti gyvenimą, tikrą gyvenimą. Dievo žodis mus tikrai stiprina ir tuo nereikia bijoti, niekada nebijokime tuo. Dievo žodis mus moko ir pataiso, leidžia pažinti Dievo valią, leidžia turėti reginčią dvasią, kuri leidžia matyti. Ir žinote, čia yra didžiulis įvykis, kas nutinka, ką aprašo evangelistas Morkus. Didžiulis įvykis. Pa žmogų atsiveria, mes matome matymas, regėjimas, fizinis regėjimas. Bet yra momentai gyvenime, kur Dievas duoda ir dvasinį matymą. Yra didžiulis džiaugsmas, kai dar viena siela būna išgelbėta. Didžiulis džiaugsmas bažnyčia ir bažnyčioje yra šventė, kai žmogus įtiki ir dar viena siela yra išgelbėta. Todėl, brangi bažnyčia, turiu pasakyti, kad turime daug darbo Dievo laukuose. Daug darbo Dievo laukuose patarnauti, skelbti ir dalintis Evangeliją, kad kuo daugiau žmonių įtikėtų ir būtų išgelbėtų sielų. Toks yra mūsų vienas iš tarnavimų ir pašaukimų. Ir štai toks yra
krikščionio darbas. Patarnauti, o ne laukti, kada tau bus patarnauta. Žinote, nereiškia, kad niekas negali tau padėti, nereiškia, kad tuo metu, kai tau reikia patarnavimo, kad tau niekas negali patarnauti. Bet čia matyti kito žmogaus poreikį, kad galėtum jam padėti ateiti pas Dievą. Dar kartą, matyti kito žmogaus poreikį, kad galėtum jam padėti ateiti pas Dievą. Šioje Evangelijoje niekur nėra žodžio patogumas. Šioje Evangelijoje niekur nėra žodžio nauda arba kas man iš to. Atvirkščiai, matyti kito žmogaus poreikį, kad galėtum jam padėti ateiti pas Dievą. Vienas metodistų pamokslininkas Viljamas Butas, kalbėdamas apie sielų išgelbėjimą, kad yra būtina čia ir dabar tą daryti. Sako, yra būtina čia ir dabar tą daryti, jisai sakė taip. Ar galime per greitai gelbėti sielas, jis klausė. Jeigu kas nors vis dar nori gauti atsakymą, tegul klausia pragare pražuvusių sielų. Sielos išgelbėjimas yra visos bažnyčios, visų dievų namų šventė. Ir tegul jums nebelieka jokių abejonių, nes pats Jėzus mums sako, sakau jums, taip ir danguje daugiau dėl džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Luko Evangelija. Ar girdite, ką sako Jėzus? Ką sako Jėzus? Kad dėl vieno nusidėlio, kuris įtikėjo ir atsivertė, yra džiaugsmas danguje. Ir net daugiau džiaugsmo danguje, negu tie, kurie 99 sako, kad jie yra teisieji. Mes turime reikalą su Dievo karalystė, su dangaus karalystė, turime reikalą su Dievu. Ir tai yra labai rimta. Turime nepasiduoti atitraukiami nuo Evangelijos, nepasiduoti atitraukiami nuo maldos, nepasiduoti atitraukiami nuo Kristaus bažnyčios, nes tavo pakvietimas kitam žmogui, tavo malda už kitą žmogų, tavo liudijimas pasakytas kitam žmogui yra priežastis, tinkama priežastis kitam susitikti su Jėzumi. Aš tikiuosi, kad šiandieną po pamaldų ir pamokslo neliks abejonių, ką turi daryti. Tai yra visų mūsų tarnavimas, į kurį Viešpats pakvietė visus, kai tik tu išgirdai žodžius, sek paskui mane. Sek paskui mane. Šitie žodžiai reiškia, daugiau nesigrįžiok atgal, bet žiūrėk į mane. Žiūrėk, sako Viešpats, tik į mane, nes aš tavo Viešpats, aš tave išpirkau, aš tave myliu, nes tu man brangus. Didžiulis laimėjimas, kai žmogus ateina pas Dievą. Bet yra ir taip, kad kitus atveda artimieji į bažnyčią, atveda į švento rašto studiją, atveda į pamaldas, atveda į maldos grupę, atveda į konferenciją, atveda į šventę, atveda į pokalbį, atveda į įvairius kitus tarnavimus, kur žmogui gali būti atsakyta į jo poreikį. Kaip tik Morkaus Evangelijoje, kaip tik tokia istorija ir yra. Apie žmogų, kuris pats negalėjo ateiti, todėl jį atvedė draugai. Kai Jėzus su mokiniais atėjo į Betsaidą, pažiūrėkite kartu. 22 eilutėje. Jie atėjo į Betsaidą, ten atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palytėti. Jie atvedė. Žmogus, kuris negalėjo visiškai matyti ir jam reikėjo kitų žmonių pagalbos, jį atvedė. Mes nežinome jo vardo ir tai galbūt nėra visai svarbu, juk čia yra svarbiausia tai, ką padaro Jėzus tam vargšui žmogui. Aš žinote, galvoju, kiek reikėjo įdėti darbų ir pastangų tiem žmonėms, tiem draugams, kurie pasirūpino, kad tas neregys pasiektų Jėzų. Jie ieškojo, jie turėjo girdėti,
kad Jėzus bus Betsaidoje. Bet šis neregys turėjo turėti tikėjimą. Jis turėjo turėti tikėjimą. Matote, šitai veikia. Nori išgydymo, turi turėti tikėjimą. Ir už tave turi melstis. Trečias dalykas, prie tavęs turi prisigviesti viešpats. Dabar dvasia. Prisiliesti viešpats. Prie tavo gyvenimo, prie tavo širdies, prie tavo dvasios. Kiek jie turėjo dėti pastangų. Jis turėjo tikėti, kad Jėzus yra viešpats. Jėzus yra viešpats. Jeigu jis yra viešpats, o jis yra, jisai viską gali tavo ir mano gyvenime. Ar šitie namai pasakys amen? Amen. Amen. Šį kartą Jėzus nieko neklausė pas jį atvesto žmogaus. Ir žinote, tam yra kelios priežastys. Jėzus mato pirmą jojų širdį. Jis turėjo trokšti ateiti ten. Ateiti pas viešpatį. Antra, mato jo poreikį. Trečia priežastis mus nukelia į tokią trumpą priešistorę, kur mums primins apie šio pasaulio ir šių laikų tam tikrą netgi visuomenės dvasinę būseną, nesutarimą, ginčas, skaldymasi. Dar iki kol atėjo į Betsaidą Jėzus su mokiniais, turėtume pasižiūrėti kartu 8 skyriaus 11 eilutę, Jėzus patyrė puolimą ir ginčą. Patyrė puolimą iš fariziejų, kurie nenorėjo jo priimti, iš jo norėjo ženklų, iš jo reikalavo ženklų, didelių ženklų, parodyk ir įtikink mus, kad tu esi Dievo sūnus, įtikink, kad tu esi viešpats. Tačiau Jėzus atsakė, sudrausmindamas ir išpeikdamas šį kartą. Fariziejai ir tie, kurie buvo kartu su jais, jie buvo akli dvasiškai, jie buvo akli. Jie turėjo fizinį regėjimą, bet jie nematė, kas prieš juos stovi. Jie dvasiškai buvo akli. Jų pačių širdis buvo tamsu ir nematė, kad Jėzus yra pažadėta dovana, Jėzus yra pažadėta šviesa pasaulio, apie kurią kalbėjo pranašai. Jie buvo apakinti neapykantos, jų širdis pilna blogio, nepasitikėjimo. Aš netgi sakyčiau, galbūt jie jautė nesaugumo jausmą. Jie turėjo galimybę, bet nenorėjo, kad Jėzus juos išvestų į tamsos, į šviesą. Jie pasirinko neapykantos kelią. Jie bandė Jėzų ir elgėsi taip, kaip kartais elgėsi žmogus, kuris nenori tikėti Jėzų ir tada jisai klausia ir sako, ir aš esu pats girdėjęs, kada tu liudiji ir sako, o kokie yra ženklai, kokį stebuklą galėčiau matyti. Žmogus, kuris ieško iš tikrųjų šitaip. 100 priežasčių, kodėl galėtų netikėti. Kaip ir fariziejai panašu reikalauja ženklo. Dievo šviesa šviečia Kristaus veide. Pats Dievas, kuris yra taręs iš tamsos, ten nušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę spindinčią Kristaus veide. Geriau ieškoti 100 priežasčių tikėti Jėzų. Jeigu sunku surasti tą 100 priežasčių, žinote, aš pasakysiu jums vieną priežastį, užtenka vienos priežasties. Jėzus atėjo pasaulį, kad numirtų už tave nevertą tokį. Jėzus atėjo pasaulį, kad numirtų už tave tokį nevertą. Yra tokia nuostabi malonė. Nors ir nežinome neregio vardo, bet pavadinkime jį Betsaidos neregys. Kai kas pasakys dabar, kad jam labai pasisekė, turėjau draugus, kurie atvedė, Jėzus buvo ten, uždėjo ant jo rankas, paseilino, palietė akis, jis praregėjo, jam labai pasisekė. Žinote, kito sėkmę skaičiuoja tas, kuris pats stokoja sėkmės. Skaičiuokime palaiminimus, skaičiuokime malonės, kurias gauname. Malonės ir palaiminimus, kuriuos Dievas mums suteikia.
Man tai priminė vieno krikščionio girdėto pasakytą mintį, kuris skamba taip. Turtingas yra tas, kuris turi besimeldžiantį draugą. Broliai seserys, mes bažnyčioje turime iš kairės ir iš dešinės sėdinčius draugus, brolius ir seseris. Esame turtingi. Nes žinome, kad galiu paprašyti ir pasimels, bet kurio, iš kairės ir iš dešinės, priekyje ir nugaroje. Už nugaros yra tie, kurie gali pasimelsti. Betsaidos neregys turėjo gerus draugus, kurie patikėjo jo tikėjimu, kurie patikėjo jo prašymu, kad yra verta nugabenti ten, kur buvo Jėzus, verta jį nuvesti, kad jį išgydytų. Jie sutiko jį atvesti pas Jėzų. Betsaido neregio tikėjimas buvo jo draugams pakankama priežastis šitą kelionį. Neregiui, tarp kitko, buvo pakankama priežastis prašyti viso to, nes jo vienintelė priežastis buvo pats Jėzus, kad yra Betsaidos mieste. O dabar pažiūrėkite į dar vieną dalyką. Jėzui buvo pakankama priežastis išgydyti neregį, tai kad jis turėjo trūkumą. Jis buvo neregys. Ką tai parodo apie Dievo širdį? Kad su visomis problemomis žmogus turi ateiti pas Dievą. O ne tada, kada mano gyvenimas, kada bus gerai, kada turėsi gerą atlyginimą, kada šeima bus tvarkoj, kada padarysi gerą karjerą, kada nesipyksi, kada turėsi sveikatą, kada turėsi laiko nuo darbų ir taip toliau. Mūsų sąrašas visada turės 100 priežasčių, kodėl neteiti į bažnyčią, kodėl nesimelsti, kodėl netikėti, kodėl neskaityti švento rašto. Bet užtenka vienos priežasties. Daryti kitaip. Daryti taip, kaip šis Betsaidos neregys padarė. Jis paprašė draugų, sako, veskit mane, nes aš girdėjau, Betsaidoje atėjo Jėzus. Ir jiem reikėjo vienos priežasties, kad jų draugas paprašė, nuvesk mus. O jis turėjo vieną priežastį dėl to, kad žinojo, Viešpats viską gali. O Jėzui pakako vienos priežasties, pamačius šitą žmogų, kad jis turi trūkumą, jis turi bėdą, jis turi sveikatos problemą. Ir tokį jis pasirinko išgydyti, ne tada, kada viskas gerai. Todėl šiandien galime sakyti, kad kiekvienas, kuris turi trūkumų, negalavimų, ligų, sunkumų, problemų, varginamas, blogos dvasios, kas bebūtų, ateik pas Viešpatį, kaip padarė Betsaidos neregys. Jeigu sunku arba bijai, arba yra tas nesaugumo jausmas, paprašyk draugų, kurie einantys į bažnyčią, arba kurie galbūt ir ne, bet kad jie palydėtų. Užtenka vienos geros priežasties ir Viešpats išties yra nuostabus. Jis priima su visais trūkumais. Ir ką Jėzus padarė? Jis nieko neklausė, paėmė neregį už rankos, nusivedė už kaimo, o ten patepė jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė, ar ką nors matai. Ir pažiūrėkite, ką jis pasako. 24 eilutėje šis apsižvalgęs tarė, regiu žmonės, lyg kokius medžius matau juos vaikščiojančius. Na, čia gali iškilti klausimas, kaip čia nutiko. Kodėl jisai mato žmonės lyg medžius vaikščiojančius. Jėzus dar kartą palietė ir tada jis visiškai, kaip parašyta Morkaus Evangelijoje, visiškai praregėjo. Visiškai ryškiai matė. Nesupraskime klaidingai. Jėzus viską padarė teisingai. Jis galų galiai yra Viešpats. Šis buvęs neregys, jau dabar vadinkime buvusių neregių. Ir vis dar nežinome jau vardo, kad nepradėtume eiti į kairę ir į dešinę, tai nėra svarbu, yra svarbiausia tai, ką Viešpats padarė tam žmogui. Bet šis buvęs neregys, dabar sveikas Betsaidos gyventojas, liudytojas Kristaus, yra visiška farizijų priešingybė.
Jie matė akimis prie save Jėzų stovintį ir kalbantį, bet jie netikėjo, jie buvo akli širdimi. Šitas neregys, kuris buvo atvestas pas Jėzų, jo nematęs, jis juo tikėjo. Dar iki atvedant jisai tikėjo, kad tik tai jis gali turėti sprendimą. Ir pasirinkimas buvo tinkamas ir geras. Kai mes kalbame apie tai, kad jis antrą kartą, kai parašyta, Jėzus vėl palietė rankomis akis, jūs atkreipkite dėmesį, 25 eilutė, jis dar kartą palietė. Kalba apie žmogaus ribotumą, apie mūsų trūkumus ir ribotumą, nuodėmingumą, atsiskyrimą nuo Dievo. Ir tada žmogus, kuris nematęs kitų, jis pradeda regėti apie ribotumą. Sako, jisai tapo sveikas. Bet štai kur įdomus dalykas. Kai pas Jėzų atvedė draugai šį neregį, Jėzus paėmė jį už rankos ir nusivedė už miesto. Jį paėmė už rankos ir nusivedė už miesto. Jeigu gerai klausėmės ir skaitėme tą trumpai priešistorę, fariziejai reikalavo ženklo. Jėzus tą padarė ne visų žmonių akivaizdoje. Atkreipkite dėmesį. Ir tai patvirtina dar kartą, ką Jėzus po to pasakė: tik niekur neužeik, eik tiesiai namo. Jūs įsivaizduojate, kai jis parėjo namo pats savo kojomis, kai jo nelaikė niekas nei už kairės, nei už dešinės rankos, kai jis parėjo namo, kas tuose namuose turėjo darytis, kas toj kaiminystėje turėjo būti, kaip tie draugai po to pamatė ir susitiko, ir jie turbūt laukė, aš nežinau, kiek ilgai laukė, toj pačioj vietoj, kol sugrįž. Koks jam reikalas, jis eina namo, jisai sveikas. Jie turėjo eiti po to ieškoti ir susitikti. Aš galvoju, Betsaidoje turėjo būti tikrai ypatingas laikas, ypatingas liudijimas. Jis buvo aklas, dabar regi. Jis buvo aklas, dabar regi ir kiekvieną dieną sutikę žmonės, jį pamatė naujai, turėjo pamatyti, tai šitas, kuris buvo aklas, dabar regi. Ir taip kartais kalba apie krikščionį, kaip tai tiki. Sako, jis netikėjo, dabar tiki. Sirgo, buvo išgydytas. Daug dalykų Dievas taip padaro. Buvo taip, bet dabar yra kitaip. Žinote, kai Jėzus jį nuvedė už rankos, šitaip Dievas paima kiekvieną, kuris ateina pas viešpatį. Vienu ar kitu būdu paima mūsų už rankos viešpats ir veda, nepalikdamas. Net nebijokime tuo. Net nebijokime tuo. Ir kada jis siunčia išgydytą šitą Betsaidos gyventoją namo, yra pergalė jau pusėje. Tinkamas sprendimas, turbūt geriausias sprendimas, kurį jisai priėmė savo gyvenime. Žinote, broliai ir seserys, skaitydama šitą vietą galvoju šiandieną, štai toks turi būti sekmadienis. Štai toks turi būti kiekvieno krikščionio sekmadienis, kai Dievas tave paima už rankos po tavo savaitės rūpesčių darbų ir tu galvoji, nežinau, kaip šitą sekmadienį bus. Milijonas darbų padaryti, 100 priežasčių sąraše, kodėl galiu šitą sekmadienį, Dieve, nepyk, jeigu šitą sekmadienį dar truputėlį, bet jau kitą tikrai būsiu. Ir tas sąrašas, jisai niekada netrumpėja ir netrumpės. Te reikia vienos geros priežasties, kad tas būsiu viešpatie ten, kur ir tu. Štai toks turi būti krikščionio sekmadienis, kai Dievas sako, aš padariau savo darbą, o dabar eik namo. Aš manau, kad jisai buvo vienas iš puikių Betsaidos liudininkų, liudytojų, kuris parodė, ką viešpats Dievas daro ir gali padaryti. Žinote, šita istorija yra vilties ir naujo gyvenimo istorija. Tai parodo, kad žmogus ribotas, bet Dievas ne. Mes turime poreikių ir trūkumų, Dievas turi sprendimus, kaip tai išspręsti.
Prisiminkime, kad Jėzus dovanoja gyvenimą. Net jeigu jautiesi arba jausiesi, kada nors apsunkintas, apsunkęs, pasimetęs, prislėgtas, ar turi klausimus viešpačiui, ateik pas viešpatį Jėzų. Ir čia yra priminimas mus taip pat, dar kartą bažnyčiai ir tikinčiam žmogui. Kai tu matai tokį žmogų, būk tuo draugu, kuris jį atves pas Jėzų, kad galėtų irgi paimti už rankos ir padaryti kažką panašaus. Tai, ką padarė Betsaidos neregiui. Štai toks yra mūsų viešpats. Ir toks turėtų būti mūsų sekmadienis. Ir tokio viešpaties reikia kiekvienam žmogui, nes toks ir yra viešpats, apie kurį skaitau savo Biblijoje, apie kurį skaitau savo šventame rašte ir kuriuo aš įtikėjau, ir iš kurio išgirdau žodžius sek paskui mane, ir kuris ir mane paėmė už rankos ir veda ten, kur yra gera, teisinga, ten, kur yra malonė, ten, kur turime būti. Štai toks yra mūsų viešpats, kuris atveria akis, kuris laimina ir mus įsiunčia vėl į pasaulį tarnauti. Pasimelskime. Amen.